Kaip manai, kokios yra sėkmingų ir daug peržiūrų galinčios surinkti vaizdo įrašo sudedamosios dalis? Tema, ką kalbėjau, kad tai apie pudelių kirpimo, žinai, jau lubos temos yra. Ir tada, tada tai čia yra niša galbūt, ir tada toj didžiausia įmanoma tema, plačiausia, toj temo įdomiausia įmanoma ir poteme, žodžiu, gal net viraliausia, aktualiausia. Aišku, gali rinktis pagal tai, kad irgi konkurencija tam keyword'e, tenais yra skirtingos metrikos. Tai, pavyzdžiui, pakankamai didelis užklausų kiekis arba search'o kiekis tai užklausai, bet pakankamai maža pasiūla atsakymų, vaizdo, žodžiu, ir panašiai. Tai va, tokių galimybių tas ieškojimas, man atrodo, daug duoda. Ir tada išsirinki tą, čia įvairių prieimų yra, bet čia vienas iš prieimų ir tada, kai jau atrandi tą raktažodį, turbūt labai svarbu išsianalizuoti sėkmingiausius video, backward engineering, žodžiu, sėkmingiausio video, sėkmingiausius elementus, kokia sandara, kokia trukmė, kokia pradžia, kodėl jisai sėkmingas, tiesiog paanalizuoti ir pamėginti išsianalizavus visus tos video, padaryti išvadas ir tas išvadas sudėti geriausiai įmanoma savo pateikimą. Turint omeny, kad žiūrovas, kuris suves tuos raktažodžius internete, jisai matys tą thumbnailą, žodžiu, miniatiūrą lietuviškai, tas miniatiūras, skirtingų video. Ir kodėl jisai ant tavo miniatiūros turi spausti ir ant tavo pavadinimo, ne ant šito. Ir jeigu jisai ant keletos skirtingų tabų atsidarys 3 video, tai kodėl jisai tavo turi ilgiau žiūrėti, o ne tą kitą, kuris anksčiau buvo sukurtas ir turi beje daugiau peržiūrų, nes anksčiau buvo įkeltas. Tai šitus momentus visus reikia apmastyti ir atsakyti kodėl ir tada sugalvot sprendimus. Jo, atsakant, kurie atsako į tą klausimą, kodėl. Gal kažkam bus nauja, aš dabar pastebiu, kad, tarkim, mirė hashtagai kažkurio tai momentu, nes man atrodo, kad dabar kiekviena platforma transkribuoja vaizdo įrašą ir jinai gali tau pasiūlyti vaizdo įrašą, kuris neturi visiškai jokio pavadinimo, tau tiesiog suvedus tekstą, ne? Jo. Nes hashtagai tam tikrą prasme buvo koordinatės turbūt algoritmui, tų koordinačių nereikia, nes jau visą video turi. Yra video ir jau tikrai jis žino, kas čia per video, kas jame pasakyta ir jisai tikrai žino, kokiam žiūrovui jį geriausia parodyti ir tu niekaip geriau už jį nesugalvosi. Įdomiai, Meta dabar pasileido Instagram'e, mačiau, kad jau verčia iš lietuvių į anglų, iš anglų į lietuvių, iš ten anglų į ispanų. Ta prasme, tu matai, tu matai originalų vaizdo įrašą, Meta pati verčia pagal tavo pasirinktą kalbą. Geras, aš nemačiau dar. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.